Balaklava čia. Įdėjau prieskonį. O šitų mano pilvas labai sausas jaučiasi. O galiu paklausti, kodėl mes laiko periam kompus apie 12 val. Vakaro. Taip, aš naudoju MPC kompiuterį. Aš šito žaidimo kaip ieškojau. Man visas gyvenimas pro akis nuo gimimo. Kodėl tu nepardavinėjai balaklavos tokių va, kaip merčo? Robertai, kokius gerus klausimus šiandien klausinėjau? Hebra, mums reikia kontento. Vidosus apie ramus darėm. Apie vaizdą plokštę. Darėm. Apie venus. Darėm. Bildų, man atrodo, mes esam darę video. Aš nežinau, aš neprisimenu. Ar esam darę su žymiai žmonėm? Taip. Ar aš žymus žmogus? Ne, tu nesi Robertai žymus žmogus. Balaklava, šitas buvo pas mus atėjęs kompus įsinešęs. Turiu filmuotą medžiagą. Turiu jo kontaktus, man atrodo, galim su juo susisiekti. Labą dieną, ponas Balaklava. Taip, sveiki. Ar norėtum kada nors atvykti pas mumis, kokį giveaway'ų padaryti, surinkti naujesnį Balaklavą kompą? Nu, žinoma, būtų tau ne super gerai, nes tavo jaučiu subscriberiai turėtų geresnį kompą nei tu, bet... Problemų nebūtų. Jeigu nejuokaujam, jeigu visi tai šnekam, 5 minutės ir būna. Gerai, tai važiuojam. Pajung kondicionierių ir lauk manęs. Pajungsiu, būtent tau, kad nesuprakaituotum savo raudonaus striukiai. Ačiū, iki. Kai kurie iš jūsų jau būsit matę šią dėžutę. White Balaklavos dėžutė. Tai lems, kuris iš jūsų laimės naują versiją 2.0 White Balaklava kompą. Mes sugalvojom tai padaryti kartu. Balaklava mėgsta dalinti pinigus, prizus ir taip toliau. Aš čia esu sudėti kompą. Bet aš nenoriu daryti tai vienas. Eilinį sykį mes pasikviečiam poną Balaklavą. Prisijunkit. Plojimas. Fortnite šokio kokio nors. Ne šiandien. Sveikas. Sveikas, Robertai, malonu. Paskutinį kartą kalbėjom apie tėvinę, motinė išėjo klausiai. Daug išliko atminty. Buvau su tavim susitaręs, net nežiūrėti, kas čia yra viduj. Aš to dar nedarysiu. Balaklavos merchas inside, tie, kurie nusipirko, žinot, o visi kiti, kurie nenusipirkot ir nespėjot, sorry, gal kitą kartą bus, bet nemanau. Man bus įdomu pačiam, kaip išeis labiau vidosai šitą, pasižiūrėsim, kas yra viduj. Mes paupgradinom tavo kompą. Kaip buvau paminėjęs, yra version 2.0 White Balaklava kompas. Perinam į Ryzen 7 770 X, B850 motininė, RTX 5070 ir 32 GB DDR5 sistema. Jau, ką dabar? Naujame korpuse, mažesnis. Ką prisimeni iš paskutinio karto, kai rinkom kompą? Kad negalima išmesti vaizduškės ant žemės. Sulankstai gerai, bet mes ją ištiesime. Tai čia nėra per daug problemų. Šitam kompė irgi bus Wi-Fi'us. Skamba neįtikėtina, kaip tu gali būti Wi-Fi'us kompė. Technologija! Skambi kaip iPhone naudotojas. Aš tau šį kartą neduosiu užpakuoti. Tu aną kartą ir motininę numetei. Tikius ne šita. O aš tiesiog čia dėl šau. Ir pats pasimsiu savo komponentus kompiuteriu ir pasikeisiu. Motininė visą laiką pasideda man dėžės, ne tokio pačio dydžio, nesusibraižy. Pirmiausia įdėsim procesorių. Čia reikėjo pakelt. Tokį... Reikėjo tokį, ne? Jo, tu man atrodo lingvistas esi, tu taip moki su žodžiais gerai. Aš emocijom mėgstu perdėti, sound efektais. Aš leisiu tau užlenkti tą, užpotę. Spaudžiu iki pat galo, spaudžiu. Spaudžiu. Procą įsidėjai, šitas turi taip nukristi. Wow, tai galėjai pasakyti anksčiau. Aš maniau, subo kompas nuėjo. Klausimas yra, ar jūs pasubinę RPC LT kanalui? Mes irgi pradėjom kažkiek kontento savo daryti. Balaklava žiūrėjo jau kažkiek mūsų kontento. Editoriai darbą padarėjai. Ramai? Šviečiantys. Nejuokauk. Nejuokauk? Ir tokių noriu. 32 GB. Aš įdėsiu plius minus, norėsiu, kad tu įstumtum. Taip kaip ir mokinomės. Bet čia reikia įgos, aš tada atsimenu, kad... Vieną, viskas, abu ramai įdėti. Nereikim žmogaus, kur ramus tiesiog dėda į kompą. Turim tokius. Kaip sakėsi tau su tavo kontentu? Ar turi kokiu nors didesnių planų? Yra vis dar keli projektai, kuriuos nuo pat pradžių, kai pradėjau YouTube, kur sugalvojau ir norėjau įgyvendinti, bet kol kas dar nepriejau prie to. Neleidžia, reikia dar labiau žmonės pripratinti prie kaukės ir striukės, nes, pavyzdžiui, kai tik pradėjau YouTube, tai labai daug kas nenorėjau bendradarbiauti. Nes maždaug, seniai, kas tu toks? Tu labai mėgsti dalinti, pagal challenges, dovanas, prizus, pinigus, viską. Tokį pamatęs gatvėje, aš manyčiau, kad tu norėtum atimti pinigus iš manęs, bet... Mes jau davėjom beveik kitos vietos, kur jau visi žino, kad Balaklava žmonės su balta kaukė dažniausiai duoda, bet šiaip negerai, jeigu prieisim prie tos, nes tada žmonės supranti ir tada tiesiog uždės kaukį ir sakys, čia Balaklava. Labai lengva Balaklavos outfitą nukopinti, bet niekada negalėsit būti kaip Balaklava. Words of wisdom. Aš čia greitai jau įdėjau
Kas čia? NVMe, žinai, nu svarbu, kad žinai, čia yra Gen 4 NVMe, realiai negreičiausias, kas tik tai yra Gen 5, bet Gen 5 reikia daug naujesnių sistemų, kad visą tai palaikytų. Paprastas klipas, MSA'us motininė B850 labai patogi dirbti, kai kurios motininės turi, kad kai vaizduškiai įdedi, kad nereikėtų čia, tai vieną mechanizmas. Okay. Daug įsivaizduoti, bet nepavyksta. Čia vienas iš naujausių mūsų korpusų. Sakei, kad labai panašus į tą, kurį aš turiu. Tas pats tik tai upgrade'ta versija. Visai ne. Taip, jisai yra baltas, jisai turi savo ventiliatorius, viską, bet jisai yra daug mažesnis. Bet jisai yra sutvertas labiau mažesnėm motininėm. Čia yra vidutinio dydžio MATX, mikro ATX motininė. Žinokit, nepadaryk šitos klaidos, čia labai daug kas apsigauna tame. Iš tikrųjų, labai dažnai mes tokį dalyką matom. Ne vien, kad... Vieną dieną. Aš pastebėjau vieną svarbų dalyką, kad kompiuteris įsijungia per šoną. To dar nesu matęs. Iš tikrųjų, jeigu apsižiūrėsi pas mumis korpusų, neturiu čia per daug korpusų, šitas va ypač eina iš šono, tie va irgi eina iš šono. Yra gan patogu, todėl kad žmonės ne visi nori šone laikyti kompą. Jeigu tu laikysi kompą, sakom, už savo monitoriaus, tiesiai prieigą turi prie mygtukų ir prie viso IO USB portų ir tokių dalykų. Čia yra realiai patogumo reikalas ir tuo pačiu stiliaus reikalas. Atsukam varžtukus. Pagrindinę plokštę, per kurią viską įdėsim. Nesikeikiam. Taip, tai dar įdėsim porą. Du ventiliatorius dėsim čia. Čia yra 3, čia vienas jau yra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vandens užšintuvas jis per visą šitą. Naujesnė sistema, nors ir tai nėra būtina naudoti 3 šiam vandens aušintuvą. Tiem, kas nori biškį pa-overclockinti, nerekomenduojama. Jeigu nesusigaudot, kaip tai daryti, ar žinai, kas yra overclockinama? Tavo kompiuterio detalės turi va tokį lygį jėgos, tu padarai, kad jis va iki čia paeitų. Realiai jo. Čia realiai kaip ir su sportu labai panašiai. Jaučiu, kad labai skirtingų kompiuteriais užsiemačių žmonių turi labai skirtingas nuomonės. Pavyzdžiui, vienas sako, kad va čia šitaip geriau, čia tas undervoltažinimas labai yra geras dalykas, kitas sako, ne. RPC, visi, kas dirbam, taip mes visi draugaujam, bandom išlaikyti tą pačią kokybę, viską, tačiau mes būnam net ginčinamės dėl ventiliatorių išdėstymų kompiuteryje. Kiek įpučia, kiek ištraukia viską. Man patinka, kad vandens aušintuvai eitų iš šono ir jie trauktų orą iš karto iš išorės korpuso, kiti mano, kad netaip turi būti. Vienu žodžiu, gal ir susigaudai, nelabai susigaudai apie kompus. Nesu boomeris. Visą gyvenimą su kompu praleidau, gamindavau, kai buvau mažas po 10-12 valandų per dieną per Skype'o su draugais. Ką žaisdavai? Seniau man va įdomu. Su kokiais žaidimais tu užaugai? Vaikystės nostalginis didžiausias žaidimas. Apie kompų pats pirmas žaidimas, tai aišku buvo į 8, į 3. O, miniklip. Ten skirtinga era, bet toks normalus pirmas žaidimas, kur jaučiu parsisinčiau. Wow, atrakinai vaikys prisiminimo žiaurų. Kiek man 5, gal 6 metai. Ir su mama ėjom Norfoj gal. Norfoj jaučiu buvo. Ir jos anksčiau turėdavo diskus, jau kompaktų žaidimų. Taip. Ir galėdavo pasim žaidimus ir jie ten kainuodavo gal 6-8 litai kažkas tokio ir aš laiką praeidavau ir man nieko nenupirkdavo. Vieną kartą atėjo tą dieną, pagaliau nupirko vieną žaidimą. Ir jeigu gerai pamenu, tai buvo Akimbo mažasis karys, kur per džiunglės vaikštai ir bananus renki, muši žmonės. Kažkas tokio. Seni, aš kažkada buvau prisiminęs šitą žaidimą ir aš niekaip neradau, kas čia do žaidimas. Akimbo mažasis karys, man atrodo. Oh my god, operatoriau įmesk. Jo. Aš šito žaidimo kaip ieškojau. Čia iš tikrųjų lietuvių gal kūrybos žaidimas? Buvo keli lietuvių tuo metu gan garsūs developeriai, man atrodo, Akelotė ir ko. Kaip Euro Truck Simulator, bet Kelyje 2. Jo, Kelyje 2 prisimedu. Čia tu ką dabar man padarai, tai man visas gyvenimas pavakis nuo gimimo. Kaip pamačiau šviesą. Kas tas Barmalėjus? Mes gal mokykloje mes gal žaidėm kažkada. Kas nors žaidė iš jūsų po stalą? Oi, ten aš būdavau dar per mažas tokiem dalykam. Aš bijodavau mažas, bet aš prisivedu, mano dėdė vadindavo tą žaidimą Lopetinskas. Nepasakau, ką ten galėdavo daryti. Aš prisimenu, kad vieną judesį tam žaidime padarydavai ir tiesiog pasakydavo, dabar gėlytės auks. Noriu tokius paprastesnius dalykus padaryti pats, tu darysi sunkesnius dalykus. Aš įsijautęs, aš žiūriu, aš jau antras kompas, kurį tverė mes kartu, Robertai, vis dėlto. Taip. Kaip nusprendėjai tiesiog kompą atiduoti? Koks tu geras klausimas. Aš turėčiau būti reporteris. Konkrečiai, tu ne tą darbą dirbi, tu ne. Oi ne, aš iš RPC niekada nepabėgsiu. Susibūrė daug žmonių, yra labai lengva kažką padaryti. Pavyzdžiui, jeigu dabar mes išleisime kažkokį merčą, padarytumėm 100 000, sakykime, megstinių, ne? Ir nusiperka 100 000 žmonių megstinius. Iš tikrųjų labai daug surenku iš žmonių finansų ir galiu
šitais finansais arba savo juos pasimti ir kažką su jais daryti, arba galiu dalį kažkaip atiduoti. Ir labai gerai, nes niekas nuo to nenukenčia. Finansiškai visi gauna savo prekę ir dar vienas žmogus, kuris įsigyja prekę, kaip dabar, pavyzdžiui, dėžutę, gauna dar tokį dalyką, tai toks ekstra dalykas, žinai, kur galėjau tiesiog paleisti dėžutės ir sakyti, va, pirkit mystery boxai, ok, bet norėjau kažką tokį padaryti, tą emociją sukurti kažkam vienam žmogui. Čia ta frazė yra giving back to the community. Paskambinau RPC, nėra ką kalbėti, kur geriausi kompiuteriai. Paskambinau, sakau, jau, mes turim balaklavą bildą, gal galim atiduoti. Ir visi sako, jau, tai aišku, ir žinai, ką dar užupgreinsime tau jį. Ir aš toks, what? I was like, what? Ir dabar sutversim kompą ir sakysim, it's just a prank, bro. Ir išeisim. Nežinau, žmogus jau laukia kombo už durų, stai laukia kombo. Tu dabar naudoji ir toksai kompiuterį, ne? Pistoleto šonė, taip, aš naudoju PC kompiuterį ir man jis labai patinka ir labai geras ir naudosiu visą gyvenimą tikriausiai. Robertas sutvėrė kartu su mano pagalba. Nu, jisai man padėjo. Jisai surinko kompą, aš žiūrėjau. Ir puikiai veikia. Streaminam, kukinam kontentą, editinam net truputėlį su juo. Man gražiai labai atrodo, man labai patinka tas, kad matosi čia stiklas, žiauriai gerai atsidaro. Cak, viskas labai clean. Aš ant vaizduškės esu pasidėjęs 2 statulėlės. Mačiau, iš dalies jo, bet mes iš tikrųjų turėjom vieną klientą, kuris sugrįžo su savo kompiuteriu ir irgi sako, žiūrėkit, kažkokį jaučiu svilėsių kvapą iš kompiuterių, kažkas negerai. Kompas praėjo visus testus. Mes atsisėdę uostom maitinimo blokus, nes maitinimo blokas taip, jeigu jisai nusproksta, jisai degėsio kvapą išduoda. Okay. Paaiškėjo, kad ten yra jų vaiko kompas, vaikas deda visokias savo guminės žaisliukus ant to ir tie pradėjo lydytis ant jų vaizduškės po truputį. Ir va tas va kvapas ir buvo. Tai čia va buvo vienas iš tokių įdomesnių atvejų. Ką tu dabar pasakė, aš pagalvoju apie tai, nes ten yra plastikinis figūrėjas, galvoju, čia gali būti negerai. Aš literaliai atidarau žiauriausias gamingo sessionas, ne? Baisiai, Fortnite 3W iš eilės. Atsidarau kompą, įkišu ten ranką, šalta. Ai, nu tai reiškia, gerai surinktas. RPC kokybė. Sakei, užduodu įdomus klausimus, viską uždaviau klausimus. Kol kas 2 gerus uždavė, jeigu gerai. čia šauni iš eilės, tai aš nustebęs. Pas tave visas kontentas, kaip ir minėjau, prieš tai yra susijęs labiau su challenge'ais, giving back to the community ir taip toliau. Kaip sugalvojai eiti labiau link tos fitneso srities? Tu praeini tokį ratą, apie sportą kalbant, tu pradedi eiti į gymą, nes nori būti didelis, nori būti big, čia visus tavo mergos mylės ir viskas bus gerai ir žiaurus bus didelis tiesiog. Ir tada, kai tiesiog savo fitneso kelyje kažkur ateina ta stadija, ne pas visus, kai kurie lieka ten. Taip. Ateina tokia stadija, kur paskui aš gal ir turiu raumenų, viskas gerai, bet aš užlipu 10 laiptų ir aš pumpą gaunu. Taip. Arba jeigu iki tokio lygio daini, kur net negali nugaros normaliai pasikasyti, žinai. Tai aš kažkaip perėjau, tiesiog noriu būti ginklas, noriu būti stiprus, noriu, aišku, ir gerai atrodyti, bet noriu būti tiesiog ginklas, visą laiką iššokti aukštai, bėgti greitai, lankstus, bam, žinai. Ir su kontentu, jo, noriu mašyti į kontentą, nes tai yra mano gyvenimo būdas ir aš nenoriu kažką feikinti ir balaklavo toks, o balaklavo, kai nusima kaukai būna kitoks, noriu būti toks žmonėm, nes noriu daryti taip ilgai, kai dalykai trunka trumpai. Čia lygiai taip pat, kaip kai aš pats anksčiau būdavau ir streamindavau, sakau draugeliai, va irgi kas pradėjo streamint, ar mes tikimės, kad tai taps mūsų darbas, kad mes uždirbinėsim iš to ir taip toliau. Ne, taip nėra. Bet jeigu aš sėdėsiu ir žaisiu prie kompo, kodėl man tiesiog neįsijungus kamerą? Tipo, gali pasisekti. Gal atrasi save kažkaip. Fun fact, žinai, Raid Shadow Legends. Kažkoks online games, ne? Jo, mobile games. Jie mane sponsorino. No way, streaminai? Jo, sakau, aš kai streamindavau. Jo, big shots, žinai, ten. Yes. Jo, tai čia mymai yra realiai su ties Raid Shadow Legends, todėl kad jie visus ten realiai sponsorino. Girdėjęs populiarus gėjimas, tikrai kažką pasiekęs gėjimas. Iš tikrųjų, gan patogus korpusas. Pirmą kartą renku į šį korpusą. Čia žiauru, nes kiekvienam vidose, kuriam mes filmuojam, jeigu bildas yra, tai aš beveik kiekvienam pasakau, aš nesu rinkęs kompą šitam korpusui. Šiaip tai, jeigu įdomu, ar nori sužinoti, koks pats pirmas buvo žaidimas, kurį įsijungiau su nauju Balaklavos kompu. Aš nežinau, ar tu atspėsi, nes aš pats esu savim nustebęs, kodėl aš jį pasijungiau, nežinau, bet tiesiog norėjau pažaisti normaliai be lagų. Kažką. Gerai, man maždaug duok erą. Iš kada tas žaidimas plius minus? Nu, buvo labai populiarus, sakykime, 17-18. Nu, visas žaidimas. GTA gal koksai? Ne, GTA senesnis, jamba. Ne, bet aš toj pusėj. PUBG?
Jo, PUBG rimtai? PUBG visą laiką buvo pas mane senam bent jau kompė tas games, kur kai pasijungiau, tu žinai, kad kompas verkia. O, jo. Ir dar jis labai būdavo optimizuotas blogai anksčiau. Būdavo? Vis dar. It's bad. Ir aš kaip testai tiesiog susistariau, pasijungiau pažiūrėti, ar čia mane ir visi dabar apgavo, ar tikrai tas kompas tas geras. Ir jo, pažaidžiau kokius 3 dienas, labai patiko ir iščiniau. Aš PUBG dievindavau pats. Vienas iš gėjimų, kurį aš streamindavau pats. Okay. Man problema su PUBG būdavo, kad iš pradžių, kai jisai išėjo, žinai, viską, jisai buvo smagus. It was broken. Žinai, tipo, neveikė viskas normaliai, bet tai buvo juokinga. Bet kai gėjimas jau yra išėjęs 5-6 metus ir vis tiek jisai yra fucking broken, tipo, ką ten devai daro, nefleiminu ten per daug. Aš pamiršau net, kas devai yra. Kažkas kinietiško, azietiško. O, ne, jie amerikonai. Man atrodo, amerikonai ten... Pull that shit up. No, PUBG Studio. How creative? Korėjos filialas. Korėjos, okei. Ne Kinija. Sakau dėl to, nes labai daug azietiškų skinų buvo, kai aš prisijungiau. Azietiškų? Jo, ten visokių dabar merginų pridėjo, ten jau toks uvų gėjimas. Uvų? Jo, jau toks pasidaręs nelabai. Aš šitą dalyką, ką dabar greitai padarysiu, kažkiek praktikavausi per paskutinės kelias savaitės, tai yra biškiai gražiau kabelius išdėlioti kažkiek tai. O tu parenki kartais kompą, kad tiesiog pasipraktikuot? Ne. Tiesiog skilą, tiesiog apšilt, tiesiog kažką naujo? Laiko nėra. Ką greičiau? Ne, ten aš kaip Maybachas, žinai, visą laiką darbo tiek ir, žinai, neturiu laiko žaisti, neturiu laiko praktikuotis, tiesiog reikia dirbti. Tai jeigu jau renki, jau čia rimta vadinasi. Jau čia nežaisi. Jo, realiai taip ir yra. Duosiu, kad tu uždėtum bent jau vandens aušintuvą, nes iki šiol aš viską kol kas renku vietoj. Jisai pilnas vandens? Mano replytė. Gerai, Robertas dabar jisai surinko kompiuterį iki čia. Perimsiu aš. Nes taip dabar dėdam tikrai brangias detalės, kurios gali lengvai sulūžti, tai reikia profesionalų. Jo, gali savo reikalus daryti, aš čia pasidarysiu. Tu jau susirinksi? Jo, aš pasidarysiu čia. Gerai, renk. Standartinis watercooleris, kaip jau čia padarė, nes tu, žinai, čia tai atidarimo sistemos visą laiką skirtingos. Palauk, čia. Tarp kitko, aš pats to nepastebėjau, man sakė žmonės, kurie atėjo pas mane apžiūrėti naujo kompiuterio, kad va šitie fanai, aš šiaip nežinau, iš čia nesimato jaučiu, bet jo, iš čia matos tas Infinity efektas yra. Gerai, jie atrodo tikrai, viską išmėtų, viskas. Varžtukai įsitaškė, bet jų net nereikės, ne? Ar čia svarbiausia varžtai, kur visus kompus laiko? Ne, viskas gerai. Viskas gerai. Ok, taigi, mes turim čia vandenį ir turim šlangas. Tu kažkiek apie mašiną susigaudai? Mėgstu mašinas, vėlgi, su techninė pusė nelabai daug. Čia ne visai iš techninės pusės, aš tik nesenai žiūrėjau, buvo kažkas, man atrodo, Amerikoje video padarė, jie paėmė standartinį BMW mašinos radiatorių ir jie pajungė prie kompiuterio sistemos, kad lygiai taip pat veiktų kaip čia, prie procesorius, kad watercooleris veikia. Keista, kodėl BMW neveikia. Įdėjau prieskonių. O, nice. O šitų mano pilvas labai sausas jaučiasi. Nesitikėjai to. Ok, viską turim, realiai kaip Ikėjo setas, tik be instrukcijų. Nes čia tik tai perka tie, kurie turi skilą įdėti. Man tuoj biškiai reikia... Turi veikti kompas. Ai. Turi veikti, žinai, mes čia teriam, kad veiktų. Ar tu turi kokiu nors kaip hidden talent? O žmonės būtų labai surprised, kad tu gali kažką tokio padaryti, ar moki backflipą, kokią nors užsienietišką kalbą, kuri nėra labai standartiška, kažką tokio. Nesakyčiau, kad tai talentas, jo, kalbu hablas español, parla italiano, hablas español, parla portugués. Rimtai? Ne tiek daug. Aš net pasimečiau dabar, what the fuck? Ne, vokiškai, lietuviškai, angliškai. Vokiškai fluent? Fluent vokiškai. Ispaniškai mokinausi 4 metus, bet baisiai daug neišmokau. Despacito galiu padainuoti. Neskaitau talentai, čia dalykai, kurie išmoks, bet talentai yra vos ne kaip gimęs kažkuo. Vokiečių kalba, man va šitas va yra įdomu. Pasakysiu tiek, gyvenimas išmokė. Dažniausiai dalykus gyvenimas išmokino. Pas mane ypač anglų kalba yra geriau nei lietuvių. Aš Lietuvoje tik tai 2 metus gyvenu. Aš Šiaurės Airijoje pragyvenęs esu 19 metų. Aš tik tai 2023 grįžau į Lietuvą. Aš tą suprantu, kad taip, kaip sakai, gyvenimas tai gali išmokina pagal aplinkybės. Pagal aplinkybės viskas yra. Išmokau iš... Vos nenusiverčiau. Pradėjau mokintis, tai tiesiog kaip buvau vaikas ir mes turėjom vokiškus kanalus ir ten tiesiog būdavo filmukai daug geresni. Okay. Aš žiūrėdavau juos ir tada vieną dieną atsikėliau ir supratau, kad aš moku vokiškai. Okay. Tada dar gyvenimas dadėjo savo. Klausimų. Geras klausimas dėl to, nes labai daug youtuberių, pavyzdžiui, kurie kuria angliškai, jie turi side kanalus, pavyzdžiui, kaip Mr. Beastas ispaniškai, japoniškai, prancūziškai, man atrodo, irgi turi. Jo. Tai buvo idėja pabandyti dubbint vokiečių kalba savo video. Nu, žinai, kaip būna, žiūri filmą ir tu girdi tą... Jo, bairį netaip išsiverčia viskas, jo. Panelė Vigins mane žiauriai nekenčia. Pabandyt būtų verta, labai įdomu, kaip išeitų, bet
tas kažkaip nėra tos emocijos, o aš noriu pertikti tą emociją ir ten viskas tiesiog ne taip. Kaip fabrikai, kokiam užni video. Jo. Krankenwagen. That's the douchebag. The fuck kas ten? O, bet aš čia išverst dabar kaip su tualetu susiję. Tipo, ar nori šikti ar kažkas tokio? Jo, bet skistokai. Gerai, žiūrėk, aš tau duosiu labai paprastą darbelį. Man tai nepatinka, bet pažiūrėsi. Kodėl nepatinka? Man patinka hard working. Hard working tai mėgstam. Sik. Ne tas. Hard workas, bet tikras hard workas. Tikras hard workas. Tai nevarysim mašinos plautis į laižiklėlę. Jo, čia jisai pagal savo brandą, žinai, laižiklėlę viską pasidarė. Kodėl tu nepardavinėjai balaklavos tokių kaip merčio? Robertai, kokius gerus klausimus šiandien užklausinėjai? Negaliu podcastą reikalas daryti. Aš ir Matas iš RPC, also known as Close-Up Čiūvas, also known as Run and Gun Čiūvas. Mes darysime RPC podcastą, taip turėsime ten visokių gestų ir taip toliau. Pirmas podcastas kompiuteristų sfero Lietuvoje. Geras, palaikau. Jeigu tokius gerus klausimus užduosi žmonėms, tai tikrai, manau gerais. Aš kažką buvau užklausęs. Apie kaukės ar kodėl nepardavinėjau? Jo, grinai. Kodėl nepardavinėjau kaukės, galvojau apie tai ir čia toksai no-braineris, tiesiog kaukės pardavinėti. Ar aš noriu, kad tiek žmonių vaikščiotų su baltom kaukėm tiesiog? Truputėlį baisoka. Gal startinsiu kažkokį žiaurų judėjimą baisų. Senis, tu sakai startinsi kažkokį judėjimą. Baltos kaukės ne problemos. Balti kapišonai, kur yra labai gerai. Užsuk taip, kad niekada niekas neatsuktų? Užsuk, kad jau būtų sunku sukti, bet kad dar galima būtų sukti. Jeigu prisukinėjai tokius dalykus, eik kriskrosu. Jeigu šitą užsukai, tada eik į tą. Wow, šitaip. Čia tu mane taip galėjai dabar išdurti tiesiog to kriskrosu ir dabar visi galvotų... Ne, čia ne išdurimas. Čia legit. O galiu paklausti, kodėl mes laiko tveriam kompus apie 12 val. Vakaro? Gerai, pas mus lengviau filmuoti, daugiau vietos ir taip toliau turim mūsų Vilniaus parduotuvį. Šiuo metu mes su Matu dirbam Kauno parduotuvį ir tada nuo Kauno atvažiuoti į Vilnių. Mes dirbam iki 7 vakaro, mūsų parduotuvė dirba. Hardworker irgi. O jūs nedarėte tokį challenge, kaip sutvert kompiuterį po 3 ryto? Seniai, kaip tu galvojai, daugelis mūsų vidosų būna? Bet tai būda, kad kol susiruoši kažką padaryti, jau žiūri, kad fuck, jau laukia švinta. Prašom, balaklava. Dabar jau važiuojam. Kriskroso taktika. Iš karto galiu pasakyti, įdėt maiteką labai mažas tarpas. Kiek čia man suk dar? Viskas. Galiu užteks. Būna bėga, bet tikrai įveido tokį. Karštą. Nu, būtų įdomiausia face revealas istorija, man atrodo. Ir kada pamatysim face revealą? Kada face revealas? Niekada ką. Žinau, kada bus. Nebent jie eis į amerikietiškas imtynės ir tada kažkas tikrai neįs. Lietuvos Rei Mysterio. Aš tada turiu klausimą irgi su ta tema iš verslo pusės. Ar tai yra labiau tavo būdas, kad tu nenori parodyti savo veido vien dėl kontento, ar tu tiesiog nenori būti viešas žmogus, kaip pats ne balaklava, bet žmogus po kaukės? Pradžių perinam rimtas priežastis ir paskui perėsim prie juokingesnių. Tai pirma priežastis yra tiesiog anonimiškumas. Labai man patinka būti tiesiog savo dalykus daryti. Pavyzdžiui, gatvėje, kaip einu, arba sėdžiu, arba valgau, nebūt dažnai trukdomas. Jeigu dabar būčiau, nežinau, numeris 1 youtuberis Lietuvoje ir be kaukės ir sėdžiu ir vis tiek, žinai, kad žmonės praeina, žiūrėk, čia tas ir kažką fotkina iš toli. Kažkodėl nėra labai malonu. O juokinga priežastis tai yra tiesiog žiauriai, jeigu būčiau be kaukės, man reikėtų kažkaip truputėlį ruoštis filmavimu. Visada fresh cutas, įsitept kremų veidą, moisturize veidą, visada fresh shave. Pasiruoš truputėlį toks, va čia tiesiog užsimeti kaukę ir viskas. Ir pasiruošęs. Čilinė ir pasiruošęs. Anonimiškumas, įdomumas žmonėm, nes žmonėm patinka paslaptys, susikuria istorija, kas jisai toks, kas, oh my god. Įdomiau, juokingiau. Intriga tokia. Gali man biškį palaikyti? Gali šitaip. Gali, išlaikysi? Nes aš dar jį laikau. Gerai, čia vienas. Kai buvau vaikas, man labai patikdavo vinis kalt į medį. Tačiau čia visų vaikų buvo gal, ar ne, aš čia vienas užkeistas. Kažką netaip jau darau, man paranoja yra. Aš ir nežinau kodėl, bet man visada, kai filmuoju, su striukė pradeda nugaros apačią skaudėti. Ja? Bet nesvarbu, sportuoju, belė ką kitų darau, niekada neskauda, kai filmuoju, nugaros apačią vis skauda. 24 jungas, kodėl tai darai? Mes dėsim baltą laidų prailginimą, kad pagal tavo... Kaukis bildai, imagine, su akim čia fenai akis. Fuck, jaučiu, galėtume kažką padaryti. Burna, fenas. Gerai dirbi darbą savo. Malgės. Fact-checkeris. Fact-checkinu. Nežinau, kiek valandų. Bet tu be kepurės. Žinau? Blemba, kaip aš plinku sen.
Normaliai dar. Liko 2 pagrindiniai darbai. Uždėti aušintuvą ant pačio procesoriaus, įdėti vaizduškę. Viskas. Tai dabar paguldysim mes kompą. Priekite nieko nėra. Guldom. Gerai. Aš leisiu tau įdėti pačią vaizdo plokštę. Kur mes ją pasidėjom? Jinai ten va yra, ant tų kartoninių dėžių. Gražią naują vaizdo plokštę, MSI. Šitos prašau neišmesk. Šita vaizdo plokštė kainuoja apie 700 eurų. Tai įdėsiu aš ją. Tik reikia išpakuoti. Ne šitaip. Ne. Kažkaip aušinimas turbūt nelabai gerai veiks, jeigu taip uždėsi. Ei, tai išimsim tada, aš tai žinai. Žinai, tu mano istorijos su tom vaizduškim. ASMR'as biški. Žiauriai nesatisfying, manau, kad tu ištaisysi, palaukit. Gerai, folijų gėjimas pas jūs labai lievas. O. Wow. Vienas iš blogiausių pylų mano gyvenime. Neįdėkit šito. Tai, nu šito reikėjo pradėti. Kad nebražyt nieko, šitas metaliukas turi eiti tarp korpuso ir motoninės plokštės, kur tas tarpelis. Palauk dabar, reikia susikaupt. Rimtas darbas, palauk. Ten yra kondensatorius, jisai tau trukdo. Kai man jį pašalint? Kondensatorius, prašau, nepašalink. Čia atstumiu jo? Jo. O, spaus. Va. Ir realiai paskutinis dalykas bus termopastos ant procesoriaus, nuplėšti lipduką nuo aušintuvo ir prisukti aušintuvą. Oficialus White Balaclava kompas version 2.0 bus užbaigtas. Termopastos leisiu uždėti tau. Per vidurį. Tai dabar stebėk. Daugiau, biški daugiau, dar truputį daugiau. Va tokį užteks. Nu ir pastovi žirneliai. Wow. O tai kokius žirnius tu valgai? Tikrai netokio dydžio galiu pasakyti. Kažkaip iš arti tau atrodė daugiau. Kuo daugiau liesiu kompą, tuo vertingesnis tai bus. Aš sakyčiau, gali tą kompą pabučiuoti. Galėsim Balaklavos stikerį užkliuoti? Galėsim. Kad ne viena RPC stikeriai būtų ir Balaklavos stikeris bus. O vis duoda kompiuteriam garantiją? Taip. Kiek laiko? Pas mumis yra 2 tipai garantijų, nes pas mumis yra 2 pagrindiniai tipai kompų. Yra kompai vien iš naujų komponentų ir yra kompai, kur jau yra atnaujinti mūsų in-house komponentai. Visiems naujiem komponentam yra duodama 2 metų garantija, atnaujintiems komponentams yra 1,5 metų garantija, bet jeigu ir kažkas iš atnaujintų komponentų sugenda po 1,5 metų laiko, mes suteikiam daug mažesnės kainas patiem remontam. Loyalty, kad būtų kažkoks. Jeigu kažkas netyčia nutiktų, vis tiek, kad subscribers galės ateiti ir sakyti, Hebra, galima pakeisti faną. 100%. Žiauru. Aš paskutinius laidus pravedu, mes juos įjungsim. Ar nereikėtų štai čia turėti GPU standų? Tokiai vaizdo plokštai ne. Taip, čia yra tiesiog 2 fenų modelis, bet jeigu yra jau 3 fenų modelis, kartais taip, jie apsimoka įdėti tą breketą, todėl kad ne tik, kad vaizdo plokštė gali nenukarti, susilankstyti, lygiai taip pat pats slotas gali literally išlūžti. Ai, okei. Gėminį vieną dieną vaizdušį. Ir viskas. Dalinai taip gali atsitikti. Ir kas būna, juodas ekranas, black screenas, blue screenas? Jokio screeno, nes nebėra kas vaizdą perduoda. Dažniausiai tai tiesiog pasižeidžia koksai nors komponentas ir viskas. Nėra, kad visas kompas negyvas. Tikrai nedėlė situacija, ypač kaip savapų longą žiūrai. Ką? Savapų longą kaip žiūrai. Kas tai yra? Avapas ir longas. Nieko nesako šitie 2 žodžiai. Avapas? AWP tipo? Ai, nu okei. I am from the UK. AWP. Avupas. Čia taip, it's BMW, it's not BMW, it's Bayerische Motorenwerke. Va. Teisingai pasakiau? Šiaip jau labai. Ar aš tai tikras vokietis? Galėtum integruotis. Žiūrėk, blondinas, mėlynos akys, blemba. Toks jo, aš blondiniškas blondinas. Žinok, pas mane Lietuvoje sutamsėjo plaukai, kai atsikraušiu. Taip? Jo. Čia nuo to vandens lietuviškai. Viskas kaip būna, kas iš užsienio viskas nuo vandens. Vienas lipdukas liko. Šitą, jeigu nuimsi, nenuplėš viso šito. Dabar jeigu aš sugebėsiu, tai priimat mane čia į kompiuterinę. Galėsim pabandyti. Nepavyko. Nepavyko, tai bandyk su nagu. Kaip gerai, kad nagus nusikirpau į susitikimą su RPC. Įsimaudžiau. Tai reiškia, tas kvapas ne tu. Pylas. Net jaučiau elektrą. Pats svarbiausias dalykas liko. Štai čia tokį va. Tai čia labai lygiai dabar reikia padaryti. Okay. Apsiliuoti reikia. Skanaus. Tas, kas gaus šitą kompą, galėsit nuklonuoti White Balaclava, nes čia bus jo DNR. Gerai, pala, čia dabar rimtai reikia susikaupt, kad būtų lygiai. Čia šitas dadės 20 FPS su CS. Su AWP. O MK? Tipo čia Mocas MK. Laidas jungtas. Kompas surinktas. Iš čia paspaust viršutinį mygtuką ir melstis, kad viskas veikia. Pradės vanduo eit. Taip. Pirmas White Balaclava 2.0 kompiuterio įjungimas. Važiuojam. 3, 2, 1. Jaučiuosi kaip startuodamas raketą. Ok, iš karto ledai matau, kad daug kitesniai pas mane. Ir ramai žiba nemelavais dėl to.
Ramai gerai atrodo. Balti ramai žiauriai tinka į patį buildą. Labai gražiai paupgrade'inot. Ne vien tik iš estetinės pusės, bet ir iš techninės power, more power. Vienas dalykas, ko šitas kompiuteris neturi, ką praeitas turėjo, tai yra AMD X3D technologija. Jeigu norim peršokti į AM5, DDR5 platformą, kad turėtų X3D technologiją, kainos batokios. Didelių da. Dėjus procesorių, kad ir 76 X3D, 78, 79, 98 X3D, nesvarbu, kurį X3D variantą iš AM5 platformos dėsite, kainos yra labai aukštos. Čia yra procesoriai, kurie kainuoja 4, 5, 6, 700 eurų. Bet čia yra įdėta Ryzen 7 7 kartos, 7700, neeksinis variantas. Užteks. Bet tokiem žaidimam užteks su RTX 5070, 12 GB VRAM kortą. For free. Jeigu paskambinsi dabar. Eik atsigart. Eik atsigart. Ne pusę manęs šiandien reikia, žinau, atsigart ir to grįžti. Toks kompiuteris tiks ne vien visiems žaidimams ir realiai redagavimo darbams ir kiekvienam kasdieniniam naudojimui. Daug folijų esu jau nuėmęs, nupilinęs, bet šitą vis dėlto bus smagiausia. Ir čia, ponai ir ponios, damos ir džentelmenai, naujasis White Balaclava Upgraded 2.0 kompiuteris. Daug vietos tai štai čia pasidėti savo figūrėliai. Ekraniukai, teisingai. Kaip tau jisai atrodo? Nenoriu žais, bet geriau nei mano. Geriau nei mano, nu bet ne... Upgrade'as buildas. Upgrade'as tikrai gerą pusę. Vis tiek naujesni komponentai, kitaip sudėliota viskas ir gražiai viskas atrodo. Labiau clean, tikrai. Labiau clean. Man irgi gal truputį labiau patiko šis buildas, man atrodo dar gal įdomiau net sustatėm jį negu aną kartą. Jo. Jo, labiau pasikalbėjom. Iš tikrųjų labai ačiū, kad atvarėjai nusifilmuoti šitą dalyką, kaip sakei, šitas kompas eis dovanų kažkam. Teisingai. Tikriausiai jau žinot, nežinau, kada šitas video išeis. Jo, atiteks vienam iš mano subscriberių, žmogų, kuris įsigijo Balaclava Mystery Boxą. Darėm giveaway kompiuterio Balaclavos buildo. Štai iš tų dėžučių. Čia viena dėžutė, kurią savo pasilikau. Labiausiai apdaužyta. Tikrai labai ačiū, kad nusipirkote dėžutės. Ir už tai vienas iš jūsų gausit šį nuostabų monstrišką kompą, kuris yra literaliai geresnis nei mano, kurį aš dabar turiu. Buvo planas toksai, kad padarysim lygiai tokį patį, bet RPC tiesiog sugalvojo padaryti geriau. Mes norėjom pasinaudoti kaip Balaclavos mentalitetu ir give back to the community. Kaip patys pradėjom irgi kažkiek kontento to daryti, tai realiai kodėlgi nepamandyti kažką naujo. Labai ačiū dar kartą. Ačiū Jums, Hebra. Ačiū Jums. Tikrai ačiū Jums. Iki kito karto. Iki. Viskas eina. Tai galim padaryti editę, kad aš įdėjau. Žiūrėjau dabar. Jo. Čia atstumiu jo. Jo. O. Maitinimo blokų varžtų į sceną prašyčiau. Wow, palauk, pasikeitim pusim, kaip čia dabar. Aš biškį persikirtau pirštą pirmai. Ajax, Amsterdam. Ką, nieko, aš jau nuvaliau. Aš tik sakiau, jau nuvaliau. Kur close apčiūvas, alio? Close apčiūvas ten. Mes jį paupgradeinom, jisai dabar bus run and gun čiūvas. Run and gun čiūvas.